O dabar viskas, kas gali palengvinti mūsų buitį. Ir studijoje viešnia iš Gandro lizdo akušerė Ieva Girdvaininė. Tai kas mums gali palengvinti tą buitį? Vyras? Vyras tai tikrai. Vyras yra kiekvienai moteriai kaip pleistras, ar ne? Tai jisai ramina, saugo ir palengvina. Ir čia iš tikrųjų ir yra tėčio daiktai, gal taip galėčiau drąsiai įvardinti, tėčio kraitelis. Kuomet jeigu kūdikis yra maitinamas adaptuotų pieno mišiniu, visi gali jį maitinti, ar ne? Jeigu mes kalbėjom apie žindymą vienaip, tai čia šiuo atveju yra priemonės. Ir mes turim tom tipį tokį... Pieno mišinuko paruošimo aparatas Perfect Prep. Jo, ir noriu pasakyti, kad vyrai juos labai gerai žino. Ta prasme, kas perka pieno mišinuko paruošimo aparatus, tai tikrai tėtis. Tėčiai mėgsta greitį. Tai šitas aparatas yra unikalus tuom, kad per 2 minutės jisai sušildo pieno mišinėlį iki 37 laipsnių, to, ko reikia, nes naujagimiai ir kūdikiai laukti nemėgsta. Geras, aš turėjau tą lunatikavimą, kur aš naktį einu, spaudžiu virdulį, skaičiuoju mintys iki 17 sekundžių, kur ten jau viskas pasverta tokiu, bet tai kol tai įsivyščiau, kiek ten tų parų praėjo, o čia galėjau, o čia buvo viskas jau. Čia vienu mygtuko paspaudimu viskas apgalvota, jau gamintojas yra suruošęs, tik perskaitai instrukciją, visom tom priemonėm reikia skaityti instrukcijas, nes viskas būna labai gudru ir aiškiai paprastai paruošta. Aišku, prie tokio aparato turėsim buteliuką, ir tuos buteliukus reikės prižiūrėti. Tai čia ateinam į kitą priemonę, kurie turėtų atsirasti buityje. Tai buteliukų sterilizatorius. Tomitipė sterilizatorius. Žodis sunkus. Sunkus, mums medikams ne, mes juos naudojam, tos sterilizatorius ir ligoninėse. Čia toks naminis prietaisas, ar ne? Kodėl reikalingas? Todėl, kad buteliukų tikrai, turbūt ir pats Simonai atsimeni, ne vienas. Ruoši mišinuką, kaitalioji. Tai vėl tai pačiai patogiai buičiai, kad visiems būtų viskas aišku, ten jau švarus, čia įmi naują, vėl dedi, sterilizuoji, nes iš tikrųjų labai svarbu, koks yra paruošimas pačio pieno mišinėlio ir kokia yra kokybė. Gerai, jeigu nesterilizuojam, kas pavyzdžiui, atsigėrė biškį, praskalavau, vėl pieno dar praskalavau ir ten... Galim turėti labai rimtų būklių, kaip pavyzdžiui žarnyno infekcija, tai ne jokai. Jeigu mamos pienas yra sterilus produktas ir jis yra tikrai sterilus ir nereikia jo sterilizuoti papildomai, tai pieno mišinėlis jis yra ruošiamas, ar ne? Ir taip, kaip mes jį paruošim, kokioje temperatūroje teisingai paruošime, kaip teisingai išlaikysim ir kaip po to prižiūrėsime priemonės, tai yra buteliukus, iš kurių maitinam kūdikį, tai tokį rezultatą ir turėsim. Čia ne jokai. O ką, ten vienas buteliukas, ten daugiau turbūt, ten kokie 6? Ten telpa turbūt kokie 6 buteliukai jo ir tikrai mamos ir turi tiek, nes vienas turbūt būna kelioninis, kitas būna naktinis, trečias dieninis ir juos nuolatos keičiam, bet jie visi turi būti sterilizuoti ir saugus naudoti kūdikiui. Supratau. Gerai, ir turim čia kombainas kažkoks namų. Kas atsitinka, kuomet auga kūdikis? Kūdikis 6 mėnesį jau parašo valgyti, ar ne? Ir kaip juokauju, jisai pradeda susipažinti su pasaulio skoniais, tai papildomas primaitinimas kietų maistu yra nuo 6 gyvenimo mėnesio ir tuomet namuose turėtų atsirasti toks prietaisas, tai yra garintuvas ir smulkintuvas. Jis iš tikrųjų yra labai palengvinantis mamos kasdienybę arba buitį, nes greičiausiai jau mama pradeda tos pirmus patiekalus ruošti, nors nebūtinai. Tiesą sakant, visai neseniai išbandžiau savo kailių, kaip sakau, šitą ir 3 viename. Sužavėta, nes turiu 3 dukras ir iki tol tokių daiktų nebuvo. Ir dabar jie žiauriai ženkliai palengvina kasdienybę, nes tiesiog sumeti pirmą produktą, sakykime, cukinį ar moliūgą, jį pagarini ir garas yra tas pats, niekur neišleistas, neišgaruoja, tai yra tame, kame visos medžiagos maisto yra saugios, kame viską darai ir po to paspaudi vieną mygtuką ir žikšt, tu turi tobulos konsistencijos tyrelę, su kuria pradedi pažindinti ir įvesti žmogų iš tą pasaulį. Seilės kautis radėjo, nes kažkaip tai visą laiką tyrelės mėgau. Tai juokas juokais, bet vyresni mano vaikai patargi prašė, kad padaryk ir ten nuostabiai išsigarina koks obuolys, nes lieka unikalus skonis, todėl kad garas niekur viskas vyksta vienam tam podelyje. Tai yra aišku mikroelementai, maistinės medžiagos, jos yra neprarandamos. Tai tikrai aš labai linkiu kiekvienai mamai jį turėti savo virtuvėje. O
kas yra 3 viename, tai ta prasme 3 skirtingos dalys? Ne. Iš esmės tai yra produktas, kaip juokauju, pirmas kūdikio puodas, ar ne, taip galima sakyti. Į puodą dedi maistą, tai tarkim, imkim pavyzdį, moliūgas, pats pirminis primaitinimo daiktas, čia kažkaip turbūt ir nupiešta, brokoliai dar žali, sudedi jį, įpili vandens ir jis pradeda garinti. Yra laiko tarpas, nieko vėlgi nereikia galvoti, jisai supips ir pasako, kada jis išgarino tą tam tikrą daržovę, tuomet įjungi mygtuką ir sutrini. Trintuvas sutrina ir tada suvienyje į vieną konsistenciją. Ir viskas, patiekalas paruoštas. Tai toks tas 3 viename, tai reikia sudėti į kūdikio lėkštutę ir sėdinti kūdikį į jį. Maitinimo kėdutė. Galiu labai pasakyti, skanu. kad aš tikiu, kad ir tas skonis turbūt tikras išlieka. Dabar pagalvojau, kad turbūt labai geras laikas galvoti apie vaikus naujus. Na, tai jau praėjo tas 10 metų man ir galvoju, toks tarpas, naujų dalykų atsirado. Priemonės labai šuoliuoja į priekį ir iš tikrųjų Tomi Tipi turbūt yra tokie lyderiai, drąsiai galima sakyti, kurie vis prigalvoja tų prietaisų, kurie palengvina paprasčiausiai mamų kasdienybę ir mamų ir tėčių, taip drąsiai galiu sakyti, lieka daugiau laiko, tai tarkim, kol tu gamini, tu gali drąsiai užsimti kažkokiais kitais reikalais, nes čia nieko nereikia, tiesiog tik įdėti ir paspausti. Super. Ačiū už tokią gilią apžvalgą, nes niekada nebūčiau pagalvojęs, kad galima bėgti ne prie ekrano, ne prie virdulio ir neskaičiuoti. Tyliai ramiai, kad nepažadint naujagimę. Žodžiu, reikia visą laiką pasidomėti. Tikriausiai yra dalykų, bet mes daug kur pamirštam domėtis, o pasidomėjus tai atsiveria geri klodai. Ir čia dar šiuo atveju aš tai labai siūlyčiau, kad ateinat į parduotuvę, Babysitį, jeigu mes kalbam konkrečiai, kur yra visko ir labai daug, kviesti konsultantą. Negaliu atsižavėti, kaip gerai konsultuoja pardavėjai konsultantai, kurie žino visas tas naujausias tendencijas. Tikrai mokslas šuoliais keliauja į priekį ir kartais net ir mes medikai jau nežinom, kad toks daiktas atsiradęs, aš keliauju, vizituoju šeimas, tai man šeimos papasako ir sako, žiūrėkit, mes turim, pabandykit ir ten įsigilinkit, tada aš einu į Babysitį, klausiu konsultantų ir jie mane apmoko. Taip, tiksliai, realiai dabar net per daug visko gali būti. Jo, reikia. O yra žmonės, kurie supranta, tai klauskit ir jums bus atsakyta.